Paukščiai, kad sukliko, kad paliekam. Kad paliekam ūto. Visi miega. Kiek valandų dabar? Be 25. Ankstokai čia dabar gavos mum išplaukti. Aš maniau, kad 6. Tik strykt pašokau, kad motorą užkūrei. Nesimiegojo. Ir eina miegoti, ne? Sakė, kad kažkam iškristas bilietas, kurį žadins rytą. Tai pamaniau, kad čia mano bilietas. Kas atsigėlė, tam ir iškrito. Kažkas dar kreipdėjo. Ne. Ne, iš viens. Bet nėra išsikėlusi vėliava, kad aš tuo išplauksiu. Mėlyna su baltu kvadratėliu reikia išsikelt. Va tokia. Šitą. P. Reiškiasi, aš tuo išplauksiu, va taip. Vanduo kaip stiklas dar visur. Plaukdami matėme kelis ruonius, iškišusius nosis. Buvo labai lengva pamatyti tokiam stikliniam vandenį. Patekėjus tą saulytę. Nu, ruoniai išlysk ir nusišypsok man. Tokios tos pramogos beplaukiant. Plaukė sau žmogus vidury jūros. Prasilenkė su vėliu. 300 metrų atstumą.
Atplaukėme Visbį po visos dienos lingavimo. Kažko į pabaigą visai įsilingavo. O ten jūreiviai, kapitonas ir įgula. O taip, debesis labai gražus. Ūla daro savo egzaminui darbą. Une, kaip tu laikais? Jeigu dar kartą tai padarysi, tau nenupirksiu saldainių. O taip, va. Broliai, nenupirks saldainę, Une. Tašką pasakyti. Tikrai, Une? Nu ir viskas pasakyta. O Visbis, Dar kartą tai padarysi. štai čia. Labai akės dega. Nebandyk, arba nenupirksiu labai skanaus saldainio. Gali ir aš padėti. Įplaukėm į Visbio uostą. Centriniai marinai viskas pilna, užimta, pasitiko mūsų pripučiamų kateriukų ir rodys kelią. Kabinau pagalvų. Alio! Iš Uto į Visbį plaukėme 84 jūrmylės ir tai truko maždaug 16,5 valandos. Vėjas nebuvo palankus, daug motoravom. Oi, koks senas namelis, matai medinis. Matai Ūla. Čia einam tyliosiomis gatvėmis. Kaip girdite, tai ne visos jos tokios tylios, bet mūsų tikslas buvo išeiti truputį pamankštinti kojas po ilgo plaukimo į žemyninės Švedijos dalies.